Pailsėjusi po trumpų vasaros atostogų, Kunstkamera rugpjūčio 28-ąją atvėrė savo duris. Galerijos salėse iš užmaršties išnyra du menininkai – skulptorė Natalija Luščinaitė Krinickienė ir scenografas Ramazanas Krinickas. Vytautui Didžiajam pasikvietus totorių į Lietuvą, Ramazano Krinicko protėviai įsitvirtino mūsų šalyje. Dailininkas gimė Kaune, caro armijos pulkininko Josifo Krinicko šeimoje. Pirmojo pasaulinio karo metais jis kartu su tėvais pasitraukė į Rusiją. Grįžęs į Lietuvą, 1926 metais įstojo į Kauno meno mokyklą. Vėliau studijas tęsė privačioje profesoriaus Dobužinskio dekoracijų studijoje. Krinickas dirbo dailininku Valstybės, Kauno operetės, Kauno valstybinėme muzikinės komedijos, Jaunojo žiūrovo teatruose, kur sukūrė bei apipavidalino per 20 spektaklių. Dailininko kūrybinė veikla plati ir įvairiapusė. Plakatai, pašto ženklai, knygų iliustracijos, iš senos kartografinės medžiagos braižyti žemėlapiai. Parodoje eksponuojama beveik 50 Krinicko darbų, kurių pagrindą sudaro scenografijos projektų piešiniai, tapyti peizažai, grafikos darbai. Tėvai išmokė didžiausią įtaką padarė Dobužinskis. Išmokė ir akvarelės, ir sausas tušas, ir guašas, ir anglys, ir tempera, ir aliejus. Tapo, kaip sakant, daugiarankių dailininko. Nuo 30 iki 40 metų dalyvavo beveik visose parodose. Ir labai daug darbų dingo, nežinia. Ar nupirko kiti, ar fonduose, ar ką, bet dingė. Pagrindinis labai buvo jo mėgiamas darbas, atlikdavo sauso tušų jūros bangos. Deja, nė vieno neturim. Skambino, žmonės ieškojo, dar mes norim turėti tokio paveikslo. Ne, nėra, dingė. Krinickų vaikai kaip šiandien meno sunku tėvų darbą, buitį, kasdienybės rūpesčius. Nepaisant to, atmintyje iškyla tauraus ir didingo tėvo, kūrėjo ir šeimos galvos paveikslas. Bet pagalvokit, jeigu reikia visą dieną prie namų padėti šeimynai, reikia iki 30 kubų malkų reikėdavo sukapoti, kad išgyvent. Koks smuikininkas galėtų smuikuoti po tokio sunkaus darbo. Taip ir dailininkas. Rankos tada ne tos. Dirbo. Na ir po to pagedo truputį jau rega ir viskas, jau baigė savo darbą. Bet kaip žmogus buvo stebėtinas, stebėtinai draugiškas. Tikras šeimos galva. Natalija Luščinaitė Krinickienė – talentinga skulptorė, buvusi Juozo Zikaro mokinė, kūrybinį kelią pradėjusi dar tarpukario Kaune. Mamos kūryba skulptūros prasidėjo labai netikėtai. Sėdėdama namuose, ten su svečiais, jie buvo labai svetingi žmonės, jos tėvai ir seneliai. Ir vienas iš karininkų pastebėjo, kad mama iš duonos minkštimo kažką tai lipdo. Nulipdė gana sudėtinga kažkokia tai, net ne figūra, o kompozicija. Ir jisai momentaliai pasiėmė ją už rankos ir nuvedė į Kauno meno mokyklą Zikaro. Iš pradžio tai buvo Sklėriaus, o paskui jau tik tai Zikaras pradėjo vadovauti. Buvo praėję visi jau stojamieji egzaminai. Komisija paprašė iš tokios nesudėtingos jau sudėties kažką tai nulipdyti iš karto jų akivaizdoj. Kada jinai nulipdė ne kažkokią tai figūrėlę, o kompoziciją, be jokių egzaminų jie priėmė į studiją. Labai sėkmingai studijavo. Nuostabus buvo jos dėstytojas Zikaras, skulptorius Zikaras. Jisai kuo pasižymėjo, kad jisai nežlugdė jokio talento. Žmogus galėjo kurti taip, kaip jisai įsivaizduoja. Deja, sėkmingi kūrybiniai impulsai tuometės cenzūros buvo negailestingai užgniaužti. Perspektyvi kūrėja nutilo 4 dešimtmečiams. 47 metais jau jinai pristatė skulptūrėlę, sakyčiau, aš ją gerai atsimenu, ne eskizą, o skulptūrėlę. Tai buvo suktinis. Šokėjas laiko šokio judesį šokėją
pristatė šitą skulptūrą. Plazdantis drabužiai kaip visada, bet kas buvo juose? Po drabužiais matėsi žmogaus kūnas gerai, taip kaip mama darydavo, tai yra klasikinis stilius, romantinis toksai. Ir komisija pasakė, negalime praleisti skulptūros ir tokio stiliaus, kai yra matomas žmogaus kūnas. Tai yra neleistinas dalykas. Išbrukavo, aišku, tą skulptūrą. Ta pačią dieną mama šitą skulptūrą sunaikino ir daugiau nebelipdė. Kaip Lakštingala negali nečiulbėti, taip ir skulptorė Luščinaitė Krinickienė negalėjo nekurti. Nors pirštai nelipdė, kūrybiniai daigai sieloje brendo ir stiebėsi, kol vieną dieną šeima pamatė naujoje šviesoje atgimusią, ilgai tylėjusią menininkę. Nuo 1979 prasidėjo skulptorės aukso amžius, nepaprastai aktyvus kūrybinis etapas. Niekad nebuvo išdavusi Lietuvos tematikos. Jinai vienintelė buvo ir yra, ir iki šiol Lietuvos tematikos puoselėtoja. Ir visada sakydavo, aš niekaip nesuprantu, sako, kodėl dailininkai aplenkia šitą temą. Tai yra toksai lobynas, kuriame galima, tiesiog paskesti. Anot ponios Aleksandros, tėvų kredo, menas priklauso žmonėms. Menininkų vaikai būtų be galo laimingi sulaukę mecenatų, kurie padėtų įgyvendinti seniai puoselėjamas šeimos svajones. Mamos darbai puoštų Lietuvos miestų viešąsias erdves. Paroda iš užmaršties, pristatanti Ramazano ir Natalijos Krinickių kūrybą, Kunstkameroje lankytojų laukia iki rugsėjo 22 dienos.